Sveiki, mano vardas Danielius Ječkovas. Sveiki, o aš labiau žinomas kaip Aurimas Mockus, o kartu mes esame Memel Tattoo Convention organizatoriai. Memel Tattoo Convention, kas tai? Tai tatuiruočių, meno ir muzikos festivalis. Į vieną vietą subursiantis tatuiruočių meistrus, tatuiruočių mėgėjus bei visus žmonės, kurie prijaučia šitai kultūrai, yra neabejingi kitokiam grožiui ir kitokiai pasaulėžiūrai. Šis renginys vyks Klaipėdoje unikalioje vietoje, Klaipėdos senamiesčio pakraštyje. Tai vieta, kur kažkadaise stovėjo tabako fabrikas. Šiandien čia stovi nesenai duris atvėręs kultūros fabrikas. Jono kalnelis matosi šalia, o viskas ne taip toli. Tai meninė šiuolaikiška erdvė su senaisiais architektūriniais to fabriko elementais. Būtent kultūros fabrikas ir geri atsiliepimai iš 2014 metų renginio mums įkvėpė šio projekto tęstinumui. Ši vieta yra nuostabi ir idealiai tinkanti įgyvendinti mūsų idėjas, pradedant nuo išplanavimo. Čia bus pagrindinis įėjimas, čia bus pagrindinė konvencijos vieta. Vien tatuiruotės čia bus daromos. Baigiant tuom, kad už 30 metrų yra viešbutis, į kurį po sunkios darbo dienos meistrai galės net 4 nušliaužti. Pagrindinė mūsų užduotis kaip renginio organizatorių – tai padaryti gražų spalvingą renginį, atitinkantį aukščiausius renginio standartus ir numesti tą šydą nuo tatuiruočių meistrų ir nutiesti tą nematomą tiltą iki paprastų miestelėnų, sakykime, laisvai nusiteikusių. Norime sugriauti dar iš sovietmečių likusius mitus ir įvelti lankytojus į nuostabų tatuiruočių kūrimo procesą ir suteikti šventę tiek patiems meistram, tiek į šventę atėjusiems lankytojams. Tatuiruočių festivalis vyks pačiame vasaros įkarštyje, Liepos 8, 9, 10 dienomis. Neslėpsime, datą derinome net su pačiu astrologu. Net 3 dienom kultūros fabrike įsikurs daugybė mažų tatuiruočių studijų, kurių planuojame net 86. Nes savo darbus ir sugebėjimus demonstruos meistrai ne tik iš visos Lietuvos, bet ir, galima sakyti, viso margo pasaulio. Ir net dabar, būdamas optimistų, galiu pasakyti, kad manau, kad tai bus renginys didžiausias Pabaltijos šalyse. Įrengtose darbo vietose, arba kaip mes juos vadiname būtuose, dirbs ne tik tatuiruočių meistrai, bet bus ir masažistai, kirpėjai. Savo dirbtuvės įsirengs aerografijos bei pinstripingo meistrai, kur žmonės galės realiai pabandyti padirbėti kartu su jais. Taip pat norime pasigirti, kad bus specialistų, kurie atlikinės karifikaciją. Dar Lietuvoje tai labai mažai žinomas procesas. Žodžiu, kviečiame visus, kas norite sudalyvauti šioje šventėje, parodyti save, įvertinti kitus arba tiesiog pamatyti daug išmargintų tatuiruotinių kūnų. Manau, kad visiems patiks ir visi busite patenkinti. Kas vyks festivalio metu? Na, visų pirma, bus daromos tatuiruotės. Daugelis mūsų klausia, ar tatuiruotės bus daromos nemokamai. Na, čia jau, kaip pasakius, meistro ir kliento sutarimo reikalas. Visų meistrų sąrašas bus skelbiamas mūsų internetiniai svetainiai www.memeltattoo.lt ir Facebooko paskyroje Memel Tattoo Convention. Tenais bus paskelbti visi meistrai su jų kontaktais, jūs galėsite parašyti jiems, susisiekti, susitarti dėl piešinio, dėl kainos ir pasidaryti šventės metu. Taip pat renginio metu vyks gausybė tatuiruočių konkursų, kurių bus net 14. Dalyvauti galės visi, kas ir iš anksčiau yra tatuiruotės pasidarę, arba tie, kurie pasidarė renginio metu. Jos vertins kompetitinga komisija pagal tam tikrus kriterijus, braižą, techniką atlikimo. Visi bus apdovanoti, vertinti, bus aišku, žinoma, ir visokių kulminacijų, ir gražių atomazgų, ir kovų. Kas dar? Dar bus įspūdinga muzikinė programa. Bus gyvas koncertas, bus rokas, bus šokėjų pasirodymų, bus fakyrai ir visa tai karūnuos fejerverkai šeštadienio vakare. Na ir žinoma, viskas bus nemokamai. Muzikinė dalis bus nemokama. Ai, bet tu pasakėjai, nepasakėjai? Ne, nepasakiau. Jo. Ir pati muzikinė dalis bus nemokama. Lauke. Po atvirų dangum. Po atvirų dangum ir daug sekso gal reikia pasakyti, nes tada tikrai bus daug peržiūrų.